tu, ten dar grupelė vaikinų. Nuteistųjų, ta prasme? Taip, prieš kažkiek metų sukčiavimo būdu apgavo tuometę Seimo narę. Jo, atsimenu. Šrinutė. Dievuliu pasilgau šios materytės. Dvi paras tai nemulkino. Tai tu girdėjai, ką jinai sakė. Jėzus, man paskambino aksominis balselis. Tai jinai vos nepriplaukė. Pas ją ant sąskaitos labai daug šimtų buvo tūkstančių, žinai. Visų gyventojų, Ne, tai 45 ar kiek? 50 tūkstančių. Vilniui buvo teismas. Pirmas posėdis. Supažindina, karoči, teisėjas, ten viską, žinai, perskaito tą bylą ir jau močiutė kažkokį galė sėdi. Močiutė kažką ten paklaust, vargšiukė, norėjo apie savo pinigus, žinai. Teisėjas sako, močiutė, nusiraminkit, sėskit, aš viską čia puikiai, sako, su visko puikiai pažįstamas, mano mama, sako, taip pat nukentėjus. Klausyk, aš atsistoju, sakau, bambuk, sakau, aš į tave kalų vinį, šalinu tave nuo šio posėdžio. Taip, sako. Nusprendžiau nenusišalinti. Sakau, idiotas, sakau, tai kaip suprast? Jisai dar išerzino mane, išrovė tą mikrofoną, užlipo ant lango ir dūrio iš jį. Geras charakteris, matau. Charakteris iš tikrųjų vyriškas. Bet jeigu aš pasakiau, aš padariau, viskas. Karma visų motina. O kai kam karma esu aš. Suicidininkas esu, linkęs žalotis, žudytis. Pas mane sustiprintos priežiūros yra. Teikiau administraciniai prašymus. Iškelkit mane, gana čia vieną laikyti budeliai, sako, kas jums yra. Eina toks Edgaras, žinai, režimo viršininkas. Kažkas nurodymų, tu niekada iš čia neišeisi. Tai čia, sakau, šnekė. Sakau, per gerklę, sako, ir viskas. Taip sunervavo, iš tikrųjų, koks čia bispridėlas vyksta iš to kažkas su pusė, žinai. Žiūrėjau, Žiūrėt Fužin vienas peiliukas, gaila išsiardyt paskutinį, žinai, čia pirkt nėra, ką čia parduotuvė, tokia dužus, tu neįsivaizduoji. Tu pagailėjai to peiliuko. Gaila ir to peiliuko galvoju, jeigu ir mirsiu, tai liks kokiam zekui, žinai, arba grožiai namo visus daiktus gražins. Ir nėriau į kilpą. Visa laimė, kad pareigūnė dirbo savo darbą, kas kažkiek minučių vaikšto ir tikinu žiūri kameras. Ir rado mane pasikabinusi, žinai. Gerai, kad nukabino. Žiauriai gerai. Dabar aš rytojus nelaukiu, žinok, ir nelaukiu, bijau. Nes ir toj žmona atvažiuoja ilgalaikį pasimatymą. O ten aš ją taip myliu, iš tikrųjų, žinok, vienintelis man žmogus, žmona viską atstoja, viską. Seniai jūs apsiženė? Šiandien metinės. 4 metai. Ačiū. Ačiū. Zagurskas, atlieku laisvės atėmimo bausmę. Kauno kalėjime dabar. Kauno kalėjime, dabar ne Mickevičiaus technikos gatvėje. 14 dieną sukako 41. Sveikinam. Ačiū labai. Ir kiek tau liko dar sėdėti? Liko nemažai, bet iš tikrųjų pas mane vyksta tie teismo procesai ir iš tikrųjų 17 metais, kada prasidėjo man bylos Vilkavišky už Kybartų pataisos namus, ten atsėdi narkotiką ir kas ten vieną žodžiu, tai žiauriai sustumė, karočią, tie visi procesualiniai kodeksai, karočią, ir vienu žodžiu pats teisėjas, žinai, labai daug. Stroką gavau 15 metų. Bet visi neįskaičiavo man 5 metų, tai tas 5 metai labai daug groja man šios roko, ką aš turiu, žinai. Tai realiai tu patekai į kalėjimą su kokia bausme? Su 9 metais. Ir dabar bendrai sudėjus gaunasi? Bendrai sudėjus. Gavosi tada nemažai. Kiek liko dar? Liko 10. 10 gal biškai. Tai pakankamai daug ko teistas dabar skaitosi kiek kartų, nes čia... Gal 6 ar 7, 6 gal kartus. Nu, bet tai čia tėva visi tie kartai 3. 3 kartai teistas iš laisvės ir 3 kartus dabar teistas, žodžiu. Dar dabar iš... Zonai, būdamas pasidarėjai nusikaltimų, ten labai išgarsėjęs esi Lietuvoje. Kas čia taip sakė? Nu, žmonės, jeigu įvesčiau į Google tavo vardo pavardę, aš tai ir padariau. Ir žiūriu, mano klientas... Klientas. Ne, viskas tvarkoja, aš suprantu. Buvo garsi istorija, tu ir ten dar grupelė vaikinų. Nuteistųjų, ta prasme? Taip, prieš kažkiek metų sukčiavimo būdu apgavo tuometę Seimo narę. Jo, atsimenu, puikiai atsimenu.
Tai va, bet tai buvo ir daugiau ten tų sukčiavimų, gal apie tai pakalbėsim, žodžiu, bet vat, seniai čia į Kauną atvežtas esi. Metai laiko lygiai. Lygiai metai laiko. Tai tu turbūt čia rojus palyginus kitur. Iš tikrųjų, pasakysiu teisybę, sąlygos čia žiauriai, bėšnai geros. Bet nesu aš toks lepus iš tikrųjų, žinai, čia sąlygos geros. Kaliečia pareigūnų kolektyvas, tikrai stipriai aukščiau stovi nei kiti, kad, visas kelias, kur esu pravažiavęs. Kiti specialistai, aišku, kaip ir nespecialistai, trūksta jiem to darbo stažo, gal, žinai, per daug save, įsivaizina, per daug savo leidžia iš tikrųjų, žinai. Ir iš tikrųjų, ir išsėdžiu bendros roko, iš tikrųjų 23 metai. Bet įsivaizduokit, jeigu aš jau pasakau, kad taip yra, iš tikrųjų nesu niekada melavęs. Rimtai, žinok, nesu melavęs. O man nėra tolko meluot, koks tolkas. Esu iš tikrųjų sąžiningas, tiek, kad, esu suklydęs ir su tai savo nusikaltimais laisvai padarytis, žinai. Ir viskas. Bet šiaip čia sąlygos bėšnai. Ir man čia kai atvežė, tai ką tu? Aš prašiau pareigūnų, sakau, išsimkite šildomas grindis, duokit geriau liftą, kad čia man tą 5 aukštą nevaikščiu, žinai. Sportas, sveikata. Sportas, aš taip mankštinuosi, žinai. Ne, aš taip jokio formai. Tai įsivaizduoju, šildomas grindis, kur tai matyta. Man tai ką, aš pripratęs rusiuose, skiliuose, kad, žinai, nelabai aš sakau, toks lepus, žinai, bet ką liečia vienus pareigūnus čia, būtent čia, to įstaigoje, KŽS. Baisu iš tikrųjų, kaip jie vadovauja iki kalėjimams. Ne, tai jie nieko nevadovauja, jie kas jie yra? Jie KŽS yra kriminalinė žvalgyba. Taip, kad vadovauja visai kiti pareigūnai su mumis gyvena. Jie tik tai ką, iš išorės, seka. Sakau, kabutėse vadovauja. Kabutėse vadovauja. Net vadovybė nepavaldi jiems kalėjimams. Jo, bet tai suprantat, kas yra. Ir čia buvo neseniai įvykis. Visai neseniai, datos tiksliai nepamenu, iš tikrųjų, praeitą savaitę gal, ne, pareigūnas. Nesvarbu turbūt. Nesvarbu. Vien žodžiu, praeitą savaitę įvyko įvykis, bet tai kodėl įvyko? Šitiek metų esu save žalojęs, bet tik tai su peiliuku. Bet tai jeigu jau iki tokio lygio, kad, tai aš šiandien dėkoju tai pamainai, tiem pareigūnam, kur sutikau, kad visa laimė, kad pareigūnė dirbo savo darbą, kas kažkiek minučių vaikšto ir tik, žiūri kameras. Ir rado mane pasikabinusi, žinai. Taip, girdėjau šitą istoriją, dėl to čia atvažiavau. Taip, bet girdėjote iš ko, iš žmonos. Taip. O viskas, patikėkit, neviešinta, viskas nusodinta, nuslėpta, baikit, kas čia darosi. Va tik tai dėl to, žinai, tu nesijaučia tos civilizacijos visai visiškai, o esam demokratinė šalis, civilizuota. Bet tai viskas, tai va, kiti sakai, dar net nežino to įvykio. Na, tai apie ką kalbam? Sako, telefonas kalėjime labai greitai veikia, Vienas pasakė, 100 žino. Tai žinoma. Tai sakai, ne visi žino. Bet ne visi žino. Tai va, įsivaizduokit. Kažkaip 6 aukštai iš tikrųjų daug kamerų, bet gal kažkam neaktualu buvo, kažką praleido, nes, žinai, žino Zagursko charakterį, bet aš ir bereikalo. Karštas charakteris, matau. Charakteris kaip charakteris iš tikrųjų vyriškas. Bet jeigu aš pasakiau, aš padariau, viskas. Bet va, dėl ko aš tai padariau. Tai klausimas turėjo mano būti. Aš dar prieš tai teikiau prašymus, būtent KŽS-ui. Nes aš jau 1,5 mėnesio jau buvau iš drausmės grupės iškeltas. 1,5 mėnesio. Jau beveik 7 mėnesiai pralaikė mane vieną. Tai būktai jiem reikia dar mane stebėti. Ne, aš žinau, kaip dirba tie KŽS-ai, aš viską žinau, aš esu dėl to ir kalėjimuose nuteistas kitą kartą, žinai, buvo ten kaltinamas ir už sukčiavimą ir visą kitą, bet kiti kaltinimai ir yra nutraukti, kad atsieiti, žinai, vienam trinktelėjau, ten vienu žodžiu dar kažką padariau, bet tai viskas, tie kaltinimai, įtarimai buvo nutraukti. Aš iš Alytaus pataisos namų dabar buvau išvežtas prieš metus, 3 mėnesius į Šiaulių įstaigą, pervežtas buvau, nes buvo įtarimai man pateikti, kad auklėtojo kabinete vienam trinktelėjau ir ką, įsikirto žmogus, bet taip net nebuvo, lempą apšnekėjo žmogus, matyt trukdžiau, aš nepatiko mano charakteris, gal jisai biškiai silpnesnis ir viskas taip sugalvoja, taip vadinami ožiai veikia, eina pasiskambina imunitetą ir viskas pripasakoja šūdų. Tai bet turi patikrinti informaciją. Tai kitą dieną sulėkė pareigūnai visi, susuko man lastus, izoliavo į konteinerius ir dar po 1 savaičių pervežė į Šiaulių kalėjimą. Išverstų į lietuvių kalbą, susuko lastus ir supakavo į konteinerius. Tai išversiu, viskas tvarkoja. Galbūt aš per greitai savo žargonų kalbų. Ne, tai aš tai suprantu, bet žmogus žiūri ir jis galvoja. Tai tas zekas pasiskambinęs į imunitetą,
tiek šūdo prikalbėjo, iš tikrųjų, tiek nesažinės ir to net nebuvo, kas vėliau įrodyta buvo, žinai, nes kaltinimai įtarimai nutraukti. Žodžiu, pasiskambinęs imunitetas sako, o Jėzus Zagurskas mane pasatretna kabinete sumušė. Ir kitą dieną ryte Alytaus pareigūnai sugužėjo, subėgo į kamerą. Viskas, Zagurskai, rinkis daiktus, karočią, izoliuojam tave. Ir viskas, mane su daiktais visais izoliavo į konteinerius, po 2 savaičių mane pervežė į Šiaulių kalėjimą. Šiaulių kalėjime kiek ten pabuvau porą mėnesių ir Šiauliai atvežė į šitus pataisos namus, į šitą kalėjimą. Į viešbutį. Į viešbutį, galima sakyti, tikrai. Jo. Ir čia maitina belė kaip šustrai, tu ką, laisvi žmonės galbūt tikrai taip nevalgo. Žiauriai gerai matyti. Čia viskas, sakau, viskas gerai, tik tai va, tas kažkas, žinai. Tai va būtent ir tu bandėjai, tu tikrai norėjai nusižudyti? Nu tai ir šiandien pareigūnai. Toks stiprus esi ir ne tik fiziškai, bet ir girdėjau, kad ir protiškai, bet žodžiu, bet ką, tai palūžti. Žinokit, karočiai, po tiek mėnesių iš tikrųjų ir tą dieną išprovokavo labai mane stipriai, karočiai, buvau parduotuviai. Ir toks pareigūnas Andrėjus ir Kažės, būtent tas Kažės, su kuriuo aš kalbėjau ir daviau žodį, kad aš niekam nieko blogo nepadarysiu, tu tik mane iškelk, nelaikyk vieno, žinai, gražink mane į kamerą, ar ten į 403 kamerą, kur mes galim gyventi ten, kur aš noriu, todėl, kad čia kalėjimo režimas. Mums čia reikia gyventi, reikia su vienu kitu žmogum sugyventi, o čia taip nėra iš tikrųjų, čia jau netokios asmenybės suvežtos, kad, žinai, paėmė Kažėsas, kaip į preskatą kažkur įmetė, tai viskas tvarkoja, aš už save žiauriai galiu pastovėti, bet tai jūs kreipkite dėmesį į tai, kad žmogus rašo prašymą, buvo viskas praignoruota. Aš kalbėjau akis į akį su Kažėsu, daviau žodį, sakau, jūs baikit, sakau, aš tikrai neperlenksiu lasdos, ir jo labiau 6 aukšte yra mano nukentėjusių atvežtų iš Pravieniškių. Tai įsivaizduokit, koks stilius, viena laiptinė. Tai ką jie galvoja, kad taip nebus, kad aš nesusitiksiu su juo, žinai, bet aš daviau neįmanomą misiją. Ateis laikas, kad kažkada mes susitiksim. Taip, nenori. Tai taip, Lūkiškėse susitikom, išnešiau žandikaulį ir viskas, todėl kad žiaurus ten žmogus baisus. Nu tai va, esmė tokia, kad viską, sako, gerai, Zagurskai, bus komisija ir taip toliau. Ateina tas antradienis, jau man labai lauktas, žinai, net neveda niekas į komisiją. Aš prašiau, noriu dalyvauti, sudarykit komisiją, kad galėčiau, žinai, pats išsisakyti, dėl ko aš prašau iškelti ir panašiai. Ir buvo parašyta rašte, dar vieną raštą teikiau prašymą. Taigi jie tai mato byloj, kad aš suicidininkas esu, linkęs žalotis, žudytis, pas mane sustiprintos priežiūros yra. Ir būtent Kažėsas praignoravo visus šitus prašymus. Ir va tada prie parduotuvės, aš kai sutikau, sakau, Kažėsas, palauk biškį, žinai. Ir jisai sustojo, kas yra Zagurskai, telefonus išneka, baig, sakau, būdelį mane kankint, kelk, sakau, tu mane į kamerą, pas draugus, pas žmonės, žinai, vienu žodžiu. Zagurskai, sako, jis taip telefonu kalba, Zagurskai, sako, Kalėdos, stebuklų metas. O ir sako, vakar buvo komisija, tau 3 mėnesiam atidėta viskas, įsivaizduoja, aš jau 7 mėnesių beveik vienas prasidėjau, buvo tokį senuką mane metė, bet ką jis apsišykęs, netvarkingas, tvarkingai, neperlenkdamas lasdos, civilizuotai, žmogus perėjo iš mano kameros į kitą kamerą, ten, kur jis gali būti ir nori būti, gyventi toliau, atlikinėti savo kalinamą bausmę. Tai jūs įsivaizduokit. Ir aš prašiau, teikiau prašymus, niekam, būtent Kažėsui neįdomu, reikia įstebėti. Bet jie kaip stebė. O dėl ko stebėt? Tai suprantat, kas yra nesankcionuotus jie veiksmus atlikinėja. Jūs tai suprantat, už ką aš teistas, ir kiek, ir vieną žodžią, aš žinau ir įsitikinęs, kad jie nesankcionuotus veiksmus atlikinėja. Išvedė iš kameros, aš žiūriu, kad kai buvo kameroje žmonės kažkokie be manęs, nu tai pridėjo tų blakių ir klausėsi pokalbis, taip kaip klausėsi Alytui, taip kaip klausėsi Vilniaus lagerį, tai aš tai nesu bambukas. Įsivaizduokit, mums dar reikia įstebėti, tai įsivaizduokit, va tą dieną, kaip... Stebi, klauso, renka informaciją, kurios reikia. Bet tai kokia, jeigu aš jeigu pas mane daromos belė kokios kratos, ne, nieko nerasta, net iš vis nieko. Apart SD kortelės, įsivaizduoji, kur filmai buvo sukelti. Mes Zagurskai sako, negalim išeiti iš tavo kameros, nieko neišnešė, tai mums paėmė kortelę, išnešė, aišku. Bet jeigu galima turėti? Tai galima, aš vieną per daug turėjau ir viskas, nu.
Ir viskas, va tik tai, va, mums reikia įstebėti, bet aš tai žinau, kaip stebi. Tai plus Alytaus kažesas ir šiti kažesai, jie visi kažesai, čia vienoje įstaigoje sėdi, burbai, susitarė ir vienu žodžiu. Bet čia jų nesankcionuoti visiškai veiksmai. Praignoruoti mano tokie prašymai, kur aš parašęs, kad esu suicidininkas, kad jau gana mane vieną kankinti iškėlėte iš drausminės, tai 1,5 mėnesio laikė vieną. Ir ant galo, sakau, tą dieną gavosi taip, kad išprovokavo, 3 mėnesiam atidėta, sako, komisija. Aš tą dieną taip laukiau to antradienio, žinai, kaip pasakė, nes ryte būdintis pareigūnas Zagurskai, sako, Mantukai, sako, į kokią kamerą eisi? Aš taip apsidžiaugiau, viskas, baigė. Tai sukrauti. Nu, beveik, žinai. Ir laukiu visą tą dieną, tripiuosi auklėtą, kreipiausi į kitą auklėtą, sakau, gal kas nors žinom apie tą komisiją, nieko nežinau. Nu ir vakaras, karočią, taip sunervavo, iš tikrųjų, koks čia bispridėlas vyksta iš to kažesų pusės, žinai. Pažiūrėjau, į Gillette Fusion 1 peiliukas, galvoju, gaila išsiardyti paskutinį, žinai, čia pirkt nėra, ką čia parduotuvė, tokia dužus, tu neįsivaizduoji, skundus rašo, metus laiko kariaujam, kiti pareigūnai sako, rašykit skundus, bet tai kiek galima, čia buvo gal Ladovkė pas bado akcija, žinai, buvo sutartas, kad, karočią, vyrai nutraukit bado akciją, padarysim taip, karočią, viskas bus Čikago, bet nieko panašaus visiškai. Tai laukiam dabar vėl, vasario 26 gal keisis tas tiekėjas, žinai, dumblas ir viskas, gal bus kitaip, bet kažin. Tai pagailėjai to peiliuko? Pagailėjau peiliuko ir momentas toks užėjo labai, aš stiprus, aš nieko nebijau, net skausmų, bet taip užėjo, karočią, sakau, toks gaila ir to peiliuko galvoju, jeigu ir mirsiu, tai liks kokiam zakui, žinai, arba, karočią, namo visus daiktus grąžins. Ir įnėriau į kilpą, gyvenime nesukoręs. Pasidarėjai? Paklodė, ne paklodė, staltėse.